Labą dieną, Vilma. Labą dieną, Ruslanai. Šiandien mes pakalbėsime ir šiandien mes aptarsime, kaip viskas buvo, kaip yra, kaip buvo iki to, kaip dabar ir kaip gali būti toliau, jeigu neprieštarausit. Kalbam. Super. Tai pradžioje, jeigu galima, jūs galėtumėt prisistatyti, papasakoti, iš kur jūs, kaip Taip, gyvenat, kaip ten aš viskas esu vyksta. Vilma, gyvenu Lietuvoje, Šiauliuose, man 50 metų. Įvyko tai netikėtai. Atėjo pas mane į gyvenimą tikrai Ruslanas. Matyt, jau tam buvau pribrendusi, kad ateičiau pas Ruslaną, nes turėjau tikrai daug problemų su savim. Negyvenau dėl savęs, gyvenau dėl šeimos, dėl vyro, dėl vaiko. Buvau praradusi savivertę. Nebesulipdžiau savęs tiesiog. Tai atėjau pas Ruslaną, kuris atvedė mane į tą kelią, kad aš suprasčiau, kad aš esu pati savo svarbiausia. Galite Aš esu, papasakoti, sakykit. kad aš esu dabar pati svarbiausia. Tai yra kažkas nepakartojama, kaip yra lengva krūtiniai, kai tu supranti, kad tu esi pati savo svarbiausia. Mhm. O jūs galite papasakoti, ką jums reikėjo patirti, praeiti, kad pagaliau daeiti iki to, ką daėjote šiandien? Išsivalyti visas šiukšles iš savo vidaus, po to iš namų, išsivalyti visas šiukšles. Man tas labai padėjo. Aišku, Mhm. kai valiau tas šiukšles, tai man buvo didelė agresija, pyktis. Tiesiog nėriausi iš kailio, bet kai tai įvyko, antiek man pasidarė lengva, antiek man pasidarė gera. Tiesiog nušvito visa aplinka, visas pasaulis nušvito. Mhm. Tai vėlgi, kaip aš ir klausau, ne, jūs galite papasakoti, ką jums reikėjo apskritai iki tos akimirkos daeiti, ką jūs praėjote, ką jums reikėjo praeiti, ką jums reikėjo tiesiog pamatyti, patirti, kad įvyktų taip, kaip įvyko per visą jūsų gyvenimą. Galit biški papasakoti? Labai jaudinos. Mane Ruslanas atvedė į nepakartojamą kelią. Aš patyriau iš pradžių labai sunki buvo būsena, kalbant su Ruslanu. Ir verkiau, ir atrodo kažkas valosi iš vidaus, ir vėl dedasi sparnai, ir vėl jie krenta man, ir vėl aš pakylu, ir vėl man tiesiog, kai kalbi su jumis, tiesiog norisi kalbėti, tiesiog ta savijauta antiek darosi palengva švinta, tiesiog ta savijauta, nemoku pasakyti, nemoku išsireikšti, tiesiog atrodo gali tylėti ir klausytis, užsimerkus, pamatyti visą pasaulį kitom akim. Tiesiog siūlyčiau visiems, tikrai siūlyčiau iš viso širdies atsidurti pas jūs rankose, tikrai.
Jeigu tu nori išsilaisvinti iš purvo, kaip ir pasikartosiu, iš šiukšlių, tiesiog. Na, okei, Ir nu čia bus tam, kam bus duota tą patirti, kam neduota, tai tam neduota bus. Tai tada aš biški tada kitaip užduosiu klausimą. A, Jūs kažkada tai galėjote kažką tai tokio panašaus anksčiau patirti? niekada. Kaip Jūs manote, kodėl? Nes buvau užsibarščiusi, nesusirinkau savęs. Mane jūs atvedėt kaip vedlys į kelią, kad suprasti, vėl aš pasikartosiu, kad aš esu svarbiausia, kad Mhm. kontrolė niekam nereikalinga, nebekontroliuoti. Gyvenimas yra paprastas, kaip sakėt, kaip 3 kapeikos. Jeigu daeini iki tokios būsenos, Jo, jeigu daini, taip. jeigu tau pasisekė ir jeigu tu pats esi užsitarnavęs arba gali užsitarnauti tai, ką tu tiesiog galėjai tą, ką tu turi. Ok, tai jeigu tada biški įsisukti, negalit papasakoti istoriją, kaip čia viskas buvo, kaip jūs papuolėte per ką ir ką jums situacija rodė, kad, nu, kažkaip, galbūt kažkaip davai kitaip. Galit papasakoti? Kreipėmės, kreipėmės mes į psichologus. Visiškai pinigai išmesti į balą, visiškai nieko nepadėjo. Tiesiog, kai tu šneki apie savo problemą, iš psichologų tu sulauki tylą. Tu tiesiog pasišneki su savim ir pats savo atsakai. Ir po to, aišku, susimoki didelius pinigus. Ir buvo ne vienas ir ne du, buvo daugiau tų psichologų ir mes nusprendėm, kad ne čia kelias yra. Ir paskui kažkaip vartėm Facebooką ir iškritot jūs. Ir mes labai užsikabinom ir paskambinom jum. Tai Mhm. čia, manau, kad iš aukščiau. Bet kad dasiridenti iki psichologų čia tikrai ne nuo gero gyvenimo, teisingai? Ne nuo gero. Nes aš galiu iškart pasakyti, kad žmonės, kurie, nu, bent jau kažkaip save vertina ar panašiai, čiagi visiems, pabraukiu, visiems yra pažeminimas eiti pas psichologus. Nu, arba Būtent. eiti prašytis pagalbos. Nes čia daugelis žmonių čia yra tiesiog nenormalu, čia nebūtinai psichologai apskritai. Nes, nu, čia yragi nenormalu, ką aš dabar esu nesveikas eiti pas juos, ne? Arba ten pas kočerius, arba dar kažką tai, ne? Taip, Taigi čia yra normalu, bet vėlgi, kad disiridenti tokio lygio, kad pagaliau man reikia pagalbos, tai vis tiek kažką tai situacija jūsų stumia, teisingai? taip, 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 taip. Galit papasakoti, kaip čia viskas buvo? Nes, E, kaip ir minėjau, aš, jeigu yra eilė, tai aš būčiau eilėj pati paskutinė. Buvo šeima, vaikas, nieko nemačiau, savęs visiškai nemačiau, viską atidaviau. Jeigu kažką, pavyzdžiui, reikia kažkur eiti, kažką daryti, tai man tai čia ne minties aš apie save. Ar pirkti, ar kažką daryti visų pirma šeimai, vaikui. Ir paskui gavosi taip, kad mano sūnus vieną dieną prasidėjo jam okupulsijos tokios, pradėjo jisai tapti agresyvus, nebendrauti su manim negražiai bendrauja. Pradėjo agresija lysti labai stipri. Aš tiesiog jau nebesusitvarkiau ir nežinojau, ką daryti. mhm. Ir pabendravus tik tais porą seansų su Ruslanu, nu, viskas kardinaliai pasikeitė. Viskas ant tiek vis pasikeitė
Iš sūnaus pusės nebėra agresijos, ne, yra palaikymas. Mama, kaip tu, mama, anksčiau to nebuvo. Magija, ne? Jo kažkokia magija. Kaip taip gali būti? Bet gali būti. Kas nepabandys, tas nesupras. Reikia Nu, pabandyti, reikia ateiti. būtent. Bet Ir tik tikrai užklausą ir kada jau tikrai, nes aš, jeigu jūs pastebėjote, aš jau dirbau su tais žmonėmis, kada jau viską išbandė, viską paragavo. taip, Man, man paprastini variantai jau nebeįdomus, jau praėjau šitą senai lygį. aš tai tik parekomenduočiau neiti pas jokius psichologus, psichiatrus ir kad išrašytų vaistų ir taip toliau. Tikrai didžiulės rekomendacijos tiesiai, šviesiai, tikrai tik pas Ruslaną. Sutaupysit ir laiko, ir pinigų, Ir ir sveikatą, sveikatos, ir jo, sveikatą. ir psichologija. Nu, Taip, kad jūs galėtumėte daugiau suprasti, ne, supraskit mane teisingai, jeigu jūs neparagautumėt visų tų specialistų, kaip jūs manote, ar jūs galėtumėt papulti pas mane? ne, Suprantate, apie ką aš kalbu? taip, Yra lygiai. Nes taip, kažkada lygiai, tai dideliais kiekiais konsultuodavau ir dirbau taip, kaip dirba kiti specialistai. Taip pat ten, žodžiu, ten užpidėsavo, kad ten po to dėjau iki 200. jo, Ir aš kokius 10 metų negalėjau suprasti, kas čia vyksta. Viską žinau, viską suprantu, matau, kaip turi būti, o ką daryti aš nežinau. Ir kol aš pats nepraėjau dar kitus mokymus, kitaip tariant, kol nepraėjau tam tikrus lygius, kol aš negavau leidimą eiti toliau, tai aš to negalėjau ir niekada ir net pasvėt negalėjau, kad tai galima daryti. Tai viskas vyksta ne šiaip sau ir visa tai, kas pas jūs įvyko, tai aš kaip suprantu, jūs visą šitą dalyką praėjote, kad daugiau nesipriešinti pagaliau. taip, Ir vat kada neįsipriešinti. žmogus praeina visą tos dalykus pilnus, ne? Jis po to supranta vieną paprastą dalyką, kad tugi su savim nesusitari, tugi pats kažką tai tau savo redonėjai arba dar kažkas tai. Ne? Taip, Tai žodžiu, kaip suprantu, jūsų didžiausias jūsų gyvenimo mokytojas išeina taip, kad čia yra jūsų sūnus, teisingai? vienareikšmiškai. Kuris norėjo, kad kažkaip būtų kitaip. Ir jis padarė. Tai, nu, dirba žmogus, tengiasi. Tai kaip Jūs manote, kiek laiko jam reikėjo jam paaiškinti, kad kažkas čia negerai? Bent jau, kad Ir galima, reikėtų pagalvoti, pagaliau pajusti tai. labai viskas greitai čia. 2 savaitės, nereikėjo 2 savaičių. Labai viskas greitai, gal sakyčiau savaitę. Labai viskas greitai ir labai viskas aiškiai. Bet jisgi vis tiek trigino Jūs daug metų, teisingai? Taip, taip, Tai taip. va, tai dėl to ir pasakiau, kiek laiko jis Jūs mokino, vedė ir sako, Kokius žiūrėk, tai 7 metus? čia žiūrėk. Oi, kokius 7 metus, jeigu nedaugiau. Mhm. Ir kaip Jūs į visą šitą dalyką reagavot, kaip Jūs žiūrėjote, jeigu ne paslaptis? Nesupratom, kas vyksta. Iš tikrųjų, pasakysiu atvirai, ir tai bandai, ir blogai, ir žiūri vieną dieną, kad dar blogiau gaunasi, kad tu turi ieškotis pagalbos. Tiesiog nesupratai, kas vyksta. Kai atsidūriau pas jumis, jūs pakalbėjus, tiesiog tu pakšt įsijungia kažkas galvoj, kažkoks saugiklis, bet rimtai, juk taip, taip, reikia taip daryti, kodėl tu anksčiau taip nedarai, kodėl supratai tik dabar, kad tu pradedi gyventi. Mhm. Mhm. Žodžiu, daug metų jis Jūsų taip pat Taip,
Stumdė, 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 o jūs ką taip, galvojate, kad čia ne aš, čia ne aš, čia ne aš, čia dar kartą taip, ne čia, aš, taip, taip, čia tu, nes čia o ne aš, jisai, čia tu, čia tavo problema, čia tu viską taip, gadini, taip, čia tu viską laužai, čiagi ne aš. taip, taip, galvodavai, Galite kas jam, apibūdinti šitą būseną. Tiesiog kai kurie, kurie gali žiūrėti žmonės ir jeigu, tarkim, jūs žiūrėsite save, kad jūs galėtumėte, nu jau tikrai, kad jau visam gyvenimui tą suvokti. tu turi pradėti nuo savęs, ką tu darai, tu turi suprasti, kol tu nesuprasi, kad tu esi asmenybė, kad tu turi savo aš, tu niekam negalėsi padėti. Niekam. Tu turi suprasti, kad nuo tavęs kažkas vyksta. Ne kažkas, o vyksta. O ne Aha. kaltinti kitą žmogų. Nu, filosofiškai arba žodžiais labai gražiai viskas papasakota, bet ar iš tikrųjų jos taip lengvai suvokti ir suprasti? Dabar man taip. Iki Anksčiau kaip jūsų. buvo? Iki jūsų tai aš nesuvokiu. Aha. Dabar tai taip, labai lengva. Kaip ir kalbėjom, gyvenimas kaip 3 kapeikas. Tik reikia tokių kaip jūs. Vedlių į gyvenimą, kad Mhm. suprast. Ar dabar suvokėt, kad, kaip dabar taip įsireikšti, kad nereikia gydytis 20 metų, nereikia eiti iki suvokimo ten 10 metų, nereikia, tarkim, ten kažką tai tokio, kad suvokti, reikia ten 50 metų. Supratot šitą dalyką? Taip. Galit pasakoti, koks skirtumas, kaip buvo anksčiau, kaip jūs anksčiau galvojate ir kas dabar vyksta? Aš anksčiau galvojau, kad tu gyvensi dėl šeimos, tu būsi labai gera, tu čia darysi viską ir tave įvertins ir taip toliau, bet aš dabar tik tai supratau, kad kol tu nepamilsi savęs, kol tu nesuprasi, kas esi, kol neįsivalysi visų šiukšlių iš savęs, tol tu kitam negali padėti ir Mhm. nepagydysi tu nieko. O va žiūrėkit, o toks klausimas jums. Jūsgi iki manęsgi vis tiekgi daugiau ar mažiaugi dvasingą gyvenimą vis tiek praeidinėjo, teisingai? Taip, Galit papasakoti, vat, pagal tai, kada jūs buvote, jeigu taip galima būtų pasakyti, tuose dvasingose visų šituose judėjimuose, ne? Ir palyginus su to, ką jūs dabar jaučiate. Kodėl jie niekaip negali gauti to prašvitimo arba pagaliau pasakyti viskas, dabar aš jau žinau. Sėdi, tarkim, ten po 40 metų, ten kažką tai daro, ten meldžiasi ar dar kažkas tai daro. Pas jūs niekas nesikeičia. Kaip jūs manote, kodėl? nes jie bijo kažkur eiti, prašyti pagalbos, jie užsidaro savam kiaute, jie galvoja, kad su jais viskas yra gerai, jie bijo. Jie bijo eiti prašyti pagalbos. Trumpai ir aiškiai, tik tiek galiu pasakyti. Bijo eiti prašyti pagalbos. Kitaip tariant, žiauriai, koks ten jų lygis nebebūtų, jie yra žiauriai užsidarus, kaip žmonės, Taip, ne, tik dar to taip. patys nesupranta ir labai sunku jam atsiverti ir gaunasi taip, kad tie, kurie yra viso šituose dvasingose judėjimuose, aš nesakau, kad visi, bet didelė dalis, net nežino, kad jų gyvenimas yra žymiai blogesnis negu paprastų darbuotojų, jeigu taip net galima būtų Taip, pasakyti. taip, 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 būtent taip. Nereikia bijoti, reikia eiti, ieškoti, spręsti. Aha. Spręsti, kas negerai, atrasti save reikia nebijoti, reikia neužsidaryti. Ta tai tikrai supratau. O kaip galima tą paaiškinti? Čiagi žodžiasgi taip normaliai nedaneši, kad tarkim tai. Nedaneši čia, čia turi pajausti, kada jau tu matai, kad nebesusitvarkai, negali susitvarkyti. Nu čia sunku paaiškinti, čia reikia ateiti pas jus ir pajausti tą jausmą, kai bendrauji, būni ir kai tau
pasidaro karšta, kai tau pasidaro šalta, kai tu užsimerki, nebenori atsimerkti. Čia yra tokie reiškiniai, kai tu užsimerki ir pradeda eiti tau visas gyvenimas per akis, atrodo, ką tu ne taip darai, tau užsimerkus netgi matai veiksmą, kodėl tu taip darai, kodėl tau tik dabar reikėjo suprasti, kad tu ne taip darai po Mhm. ilgų, ilgų metų. Mhm. Tai va dabar kaip galima žmonėm tai pasakyti ir va taip, ne? Jeigu, tarkim, kažkuriem pasiseks pažiūrėti šitą video, ne, ir pasakyti, nu tai žiūrėk, o tu 40 metų sėdė, ne, tai va padaryk šitą, nu nebijok. Kaip galima danešti tą informaciją, kad jis suvoktų? Arba jį. Čia turi pats žmogus, jam turi dait, kad jau reikia pagalbos. Čia, nu kaip danešti, čia, kai tau niekas, kreipiesi psichologus, kreipiesi ir ten, ir tu matai, kas tu su savim nesusitvarkai, tu ieškai jau, kas gali iš tikrųjų padėti ir kas yra veiksminga. Žodžiu, tą paaiškinti yra neįmanoma. Šiaip aš jau Ne, daug metų žmonėms rodau, ne, ir vis tiek ateina mažiau negu procentas. taip, Įsivaizduojate, kaip viskas tragiškai atrodo. Dabar jums klausimas, dabar vat, po to, ką jūs patyrėte ir praėjote, kaip jūs manote, ar gyvenimas skirtas visiems? visiems absoliučiai, Mm? O absoliučiai. jeigu gyvenimas skirtas visiems, o ar visi gali jį paimti? Ne, manau, kad ne, nes tu turi būti drąsus, tu Mm. turi, kaip ir sakiau, ieškoti savęs. Taip, ne visi mano, aš manau, kad ne. Galit daugiau vat, iš to, ką jūs jau ten patyrėte ir jau žinote, ne, ir jums paaiškino, ne? Galit daugiau ar mažiau jau ne mano žodžiais, o apskritai papasakoti apskritai, kaip gyvena žmonės. Kaip jūs dabar viską matot? Aš tai Kas matau dabar vyksta ten su jais? baisus dalykai vyksta. Galit E, papasakoti, nes aš jau matau, aš jau žodžių jau negaliu niekaip surinkti. Man kol kas neišeina paaiškinti, gal jūs paaiškinsit. Baimėje man, aš pasakoju, ką aš dabar jau jaučiu, pabuvojus pas jūs ir kaip pavyzdį dėsiu save, ką aš jutau: baimė, tokia tamsa, nepasitikėjimas, tiesiog drąsiai gal pasakysiu ir tą žodį egzistavimas, toks visi bijo eiti atrasti save, o kodėl? Tai tu eik, ieškok, gyvenimas tai yra labai gražus, šviesus, tai ieškok, jeigu kas ne taip, tu ieškok savęs, tu tikrai atrasi. Nes vėl pasikartosiu, gyvenimas paprastas kaip 3 kapeikos. Mhm. Reikia nebijoti, neužsidaryti kiautę, reikia eiti į priekį ir daryti. Tai va jūs dabar sakote ieškoti savęs, eiti į priekį, ne, o tarkim, tie žmonės, kurie pas mane ateina, čia statistika. Kada tu užduodi klausimą, ko tu nori, tai 60 procentų žmonių atsako, aš ieškau savęs, aš nežinau. Jūs norite pasakyti, kad dauguma žmonių, kurie ten ieško savęs, jie kažką neteisingai daro arba jie nenori surasti savęs. Jie nenori surasti savęs. Manau, kad taip, Va taip paprastai ir aiškiai, ne? taip. Jie nenori Aš, surasti savęs. aš paimu, galima sakyti, po 18 valandų atiduodu tam, kad aš ieškau savęs, beveik nemiegu metų metam ir vis tiek jūs drįstat sakyti, kad jie nenori, ne? Taip. Tai tada galit pasakyti, kas ten su jais ne to, ką ten tokio vyksta pas juos, vat, jeigu Nes jie nepasakys. galvoja, kad jie viską gerai daro. Jie viską supranta, viską gerai daro. Mhm. Darbas, namai, buitis, vėl darbas, vėl namai, buitis.
jie taip ir rutuliuojasi, taip ir vyksta jų gyvenimas. Jie tiesiog ir aišku, jie nesupranta, kas vyksta, nes čia sakau, kaip ir man buvo, čia suprast, čia turi, nu, praeit laiko, tau turi ateiti į galvą ir suprast, ko tu nori. Mhm. Tai gaunasi taip, kad jie nenori, patys nežino, ko jie nori, bet daro belė kiek. Ir gaunasi taip, kad niekas nevyksta. Ir niekas nevyksta. Kaip gali vykti, jeigu tu esi žmogus susidaręs skiautę ir tu pats protingiausias, tu viską gerai darai. O pripažinti, kad tu negerai darai, tai yra sunku. Mhm. Kitaip tariant, ką reikia? Nuimti karūną Taip, ir savo atsakyti į klausimą, kiek dar laiko tas tęsis, ne? taip, Ir kad tikrai jau būtų su garantija, kad tikrai, kad jau viskas įvyktų taip, sukurk savo didžiausias problemas. Nes kitaip, kada tu sėdi tam tikroj būsenoj, kada viskas, tau kaip ir viskas įprasta ir kaip viskas aišku, tai ir nėra iš ko kažką statyti. taip, Galima taip pasakyti. galima drąsiai, taip. Tai formulė yra tame, nemeluokit daugiau savo ir apskritai atsakyk savo labai aiškiai konkrečiai į klausimą, kada pradėsi gyventi, ne? Taip. Nes aš ir kol kas iki šito daėjau, geriau suformuoluoti aš nemoku. Gal jūs galbūt galėtumėt patarti? Labai gerai pasakė, taip, nemeluok savo. Nemeluok savo. Supratau. Tai žodžiu, norit patvirtinti man, kad aš viską gerai darau, ne, šituo atžvilgiu. Mano atžvilgiu tai 100%. Aš esu išsilaisvinus, aš esu gyvenu šviesoje, man lengva, aš įsivaliau daug šiukšlių, man tiesiog gera. Ir aš labai dėkoju, kad jūs esat ir su didžiulė pagarba. Super. Kaifuokite. Laikykite tai ir tiesiog saugokit ir viskas bus taip, kaip jūs norėsite. O dabar galite pasakyti tokį vieną tokį dalyką, nes ten žmonių yra tokių įdomių, yra, kurie, tarkim, ir aš dar buvau kitol, kol aš su profesionaliais hipnoterapeutais nesusipažinau. Galit žmonėm paaiškinti, ne apskritai, kas yra hipnozė vis dėlto. Ar man reikėjo Atvir, jums sulaužto va taip per galvą mušti, ar ten reikėjo? Ar jūs man sakėt kodą nuo savo seifo ir sakėte, kiek pas jūs yra pinigų? ne, paprastai aš vėl atsakysiu. Atvėrimas, išlipimas iš savo kūno, pamatymas šviesos ir aš šneku apie save, kas man buvo. Aš supratau, kad aš esu svarbiausia. Tiesiog norisi gyventi, tiesiog yra gera. Tiesiog Mhm. supratai, kad daug klaidų darai ir tu viską pamatai. Aš sakau, tiesiog užsimerki, tu čia neišpasakosi, tiesiog tu užsimerki ir viską matai, kas buvo ne taip. Tiesiog viskas kiaurai matosi. Mhm. Bet daugelis žmonių sėdi ir sako, a tu man nepadarysi dar blogiau, nes aš žiniuose skaičiau, kad ten padarė taip blogai, kad po to žmogus išprotėjo. Arba kitas ateina, sako, tarkim, ten aš kaip suprantu, užkietėjęs iš ryginės pusės, tai hipnozė čia yra nuo velnių ir jeigu tu ten papulsi, tau jau viskas, tu jau būsi parduota, tavo siela bus parduota velnių ir tu viskas tapsi visam gyvenimui vergu. Tai Ar iš didžiausia tikrųjų nes, taip yra? didžiausia čia nesąmonė, čia ne. Tiesiog tu išsilaisvini. Laisvė. Tai va, tarkim, galit žmonėm daugiau ar mažiau paaiškinti, ne? Aš nenoriu sakyti, kaip ten yra, tarkim, kaip, tarkim, pas kitus, o tarkim, o pas mane, ar ten iš tikrųjų buvo antiek baisu ir antiek yra sunku, kad iš tikrųjų, nu labai reikia bijoti. Taip stipriai bijoti, kad, Visiškai jokios baimės, tiesiog
man kai vyko, tiesiog aš užsimerkdavau ir kitą kartą atrodo ant tiek gera, kad tu net nenori atsimerkti. Nu dar valandą, nu dar 1 valandą. Ant tiek gerai, ant tiek jokios baimės. Tiesiog tu esi pakylėtas. Tuo metu tu esi kaip su sparnais. Man tai taip. Man atrodo išdygę buvo sparnai ir tiesiog skristi aš norėdavau. Man gerai. Tai ką jūs tada galėtumėt žmonėm pasakyti, kurie prisiskaitė labai sveikų žmonių, autoritetingą nuomonę akademikų, super žmonių, kad ką reiškia hipnozė, ne, ir kas ten darosi, ir kas ten gali būti. Nebijokit, eikit tik į priekį. Nieko ten baisaus nėra, ten tiesiog malonu, gera, šviesu. Tikrai nebijokit ir nebeskaitykit neigiamos informacijos. Tikrai neskaitykit. Kai jūs patys patirsit, tada suprasit. Stipru, ne? Mhm. Pajutot, kaip, žodžiu, dar ranka netokia ilga, ne? Pajutote, kaip vyksta žmonių programavimas? Taip. Taip. Tai kas valdo žmonių gyvenimus? Tu pats valdai. Mhm. Tu Tai dabar pats jūs valdai. žmonėm dabar pasakysite, ne, o tu pats valdai, ne, ir žmogus sako, ne, čia ne aš taip nenorėjau. Nu, kaip sakoma, kaip pats pasiklosti, taip ir išmiegosi. Supratau. Nu, tiesiog jau sakote iš to, kai jūs jau viskas ten, kur buvo, jau senai viskas numirė, tai jau neįdomu ten, kai jis buvo, jūs net Taip. nenorite prisiminti, Net kaip ten taip, viskas buvo, viskas, taip, tai net. jūs dabar sakote iš to, kas dabar Taip, yra ir taip, ką jūs taip. dabar Net nenoriu suprantat. prisiminti ir Jo, ir net nepriminkit, nesakyk, kaip ten ne, viskas buvo. ne, tikrai ne. Tai dabar suprantat, sakau, čia net tyrimai buvo daryti, kad žmogus nori, nenori, žino, nežino, jis į dieną hipnozės būsenoje būna nuo 4 valandų į dieną. Taip, Ar suprantate tai, ką aš ką tik pasakiau? taip. Dabar suprantat, kad, tarkim, iš to, ką jūs dabar, nu, išgirdote, ne? Kaip jūs dabar planuojate kurti naujus ryšius, kurti aplinką ir kodėl būtent tai, ką jūs dabar žinote, jums galės padėti. Ar supratot klausimą? Taip supratau, aš galėčiau ir kitą dabar pamokyti. Nu, jūs gavote iš manęs iniciaciją šiaip, jeigu ką. Taip, aš galėčiau ir kitą pamokyti, kad neužsidarykit. Nebijokit pasakyti savo problemų, kas yra. Nesėdėkit kiautę. Ir nebūkit patys protingiausi. Mhm. Nu, čia sakau, čia tik tiem, kurie jau pasiruošus išgirsti šitą žodį. Taip, Daugelis žmonių sako, kad tu čia man paistai, ne? Daugelis žmonių galės net žiūrėti, ne? Tai kokia yra vargša moteris, ne? Ką Ruslanas su ją padarė? Žodžiu, sumokėjo pinigus, ne? Apmovė, išdūrino, treniravotės, ne? Dabar jūs atėjote čia ir mane dar mulkinat peržiūrėdamas. Galit pasakyti, kiek aš jums pinigų sumokėjau, kad jūs galėtumėte o taip man tokią reklamą nieko, daryti. visiškai nieko. Čia, čia nieko. Suprantate, ką aš sakau ir ką aš noriu tom pasakyti? Taip, taip. Ne, žmonės sėdės sakys, nu čia Ž- neįmanoma, nu kaip taip gali būti? Aš jau 20 metų vaikštau, tarkim, pas ką, pas specialistus, pas akademikus, aukščiausio lygo. Aš Mhm. neturiu, ką tu ten čia man čia pasakoji, tai čia gi melas. Ką tu čia man meluoji? Ir noriu Arba,
Mhm. Sakykit. Ir noriu pabrėžti, kad viską galima padaryti jūsų dėka be jokių vaistų. Be jokių vaistų. Ką siūlo psichiatrai, psichologai, nu psichologai, ne psichiatrai. Tai čia yra tiesiog ir patarčiau žmonėm, nenaudokit vaistų. Nes yra toks žmogus kaip Ruslanas, jisai be vaistų tikrai išgydys. Mhm. O jūs šiaip, jeigu nepaslaptis, ar jūs naudojate visą šitą, žodžiu, tą kompaniją visų tų, tokių įdomių dalykų? Apie vaistus? Jo, ne? Ne, aš Aha, nenaudoju. tai dar stipriai dar nežinote, kas tai yra. O aš prisimenu, buvusi milijonierė, tuo laiku jai buvo 45 metai. Ji pasiekė labai daug, labai buvo žinoma, nesakysiu pavardžių. Mes su ja susitikome, tai, įvyko, žodžiu, nelaimė, taip galėčiau pasakyti, ji nusirideno iki tokio lygio, dėjo iki bomžų viską atimą. Sakė, kad gerai, kad dar aš spėjau vaikus aprūpinti ir atiduoti daug ką jiems. Ir jei nepasisekė, jeigu taip galima būtų pasakyti, arba taip viskas suėjo, nu, taip suėjo. Praėjo psichologus, daktarus. Ir būdama ją 45 metai, nu, ir sako, va, Mhm. davė škatulkę. Ir sako, nu viskas, dabar iki gyvenimo galo būsi babutė ir po 7 kapsulius į dieną. Viskas, pagyvenai, atsivaikščiai, viso gero. Prantat, kaip čia viskas vyksta? Taip. Ir jeigu visą tą, kas įvyko, nes aš galiu iškart pasakyti, ne, aš daug metų sėdėjau, analizavau ir žiūrėjau, kada žmogų pasako diagnozę, ne, arba kada pasako, kad jau viskas jau bus taip, tuo laiku vyksta stipriausia hipnozė. Ir kol tu neišimsi tai, kas ten buvo tų vaikų padaryta, žmogus niekada gyvenimo nepasigydys. Taip. Tai suprantat, kiek yra stipri žodžių galia. Labai, labai stipri. Žinai, nežinai, bet yra stipri. Galima Taip. žmogų nuvartyti nuo kojų, o galima ir jį pakelti. Taip. Tai vat po to, kas įvyko, ne, ir vat apskritai, kokius būsenų jūs esate, ne, kaip jūs manote, ar gyvenime apskritai, ar laikas yra? Suprantat kažką, tik paklausiau. Mhm. Manau, kad ne. Laikas tu esi pats. Ten, kada įeini ten laiko visiškai nėra. Ne. Taip. Ir logikos nėra. Pajutot? Mhm. Taip. Ir kol tu nepatvarkysi ir nesudėsi tinkamo linkme visus tos dalykus, tai, ir toliau būsi toks, koks buvai. Taip. Supratom. Ok. Ką, jeigu taip paklausti, ką jūs galėtumėte žmonėm pasakyti nuo to, ką jūs dabar jau žinote, arba jaučiate, arba tą, ką jūs išgyvenate? Ar norėtumėte žmonėm kažką tai įdomaus pasakyti, dar papildyti? Taip, norėčiau pasakyti ir tikrai pasikartosiu, dėkoju su didžiulė pagarba, kai jūs esat, kai jūs mumis atvedat į gyvenimą iš didžiosiom raidėm. Ir žmonės nebūkit
užsidarę kiautose, nebijokit prisipažinti, kas yra negerai, ieškokit pagalbos ten, kur reikia. Aš tikrai rekomenduoju Ruslaną 100%, 100%. Man gražinot jūs gyvenimą. Jūs gražinot žodį aš, kas yra Stipru, svarbiausia. stipru. Jūs tikrai man gražinot žodį aš, nes neturėjau ilgą laiką. Aš dabar pradėjau gyventi. Man yra gera, man yra šviesu. Čia galėčiau vardinti daug dalykų. Supratau. O kaip Jūs manote, Jūs anksčiau kažkaip bent jau trupučiuką, čiukučiuką, va taip, ne? Ar galėjote gyventi? Gyventi? Mhm. Negyvenau, egzistavau. Galiu drąsiai tai sakyti. Kas yra dabar ir kas buvo, tiek ilgą laiką tikrai negyvenau. Čia buvo egzistavimas. Čia savęs pamiršimas, užgožimas, kiautė sėdėjau. Tiesiog nemeilė savo buvo. Ir labai didelė nemeilė savo buvo. Mhm. Neįtikėtina, ne? Man dabar įtikėtina. Bet Dabar jeigu tikėtina. viską prisiminti visą tai ir Neįtikėtina tikrai taip. visas šitas dalykas, žodžiu, ateini, sakau, tu negyveni. Ką tu turi omeny, aš gyvenu normaliai, 800 eurų į mėnesį uždirbo, Nu, anūkai yra, alaus yra, nu. kas ko ten, man gerai, aš gyvenu, nu, supratau gerai. Tai, tai žodžiu, tiek daug visko taip, ne, ir gaunasi taip, kad antras atgimimas įvyko, nu, tokiu labai tokia ženklesnė data per jūsų gimtadienį ir dar per, nu, beveik apvaliai datą. Jo. Tai čia gimiau antrą kartą. Dėka jūsų. Jo. Visiems rekomenduoju tikrai. Nebijokit, eikit, išbandykit, pamatysit. Dėkosit ir dėkosit, Ruslanai. Pamatysit tikrą gyvenimą. Super, supratau. Tai išeina taip, kad vyko antras atgimimas ir dabar kaip turi būti pas jūs? Kaip dabar viskas bus? Viskas bus dabar kaip yra. Jau man prasideda sunku kalbėti. Viskas bus labai gerai. Esu būsena be kaukių, su meilė savo. Išmokau gyventi daug tokių. Tiesiog nemokėjau gyventi. Dabar bus viskas tikrai labai kitaip, viskas labai gerai. Tai tiesiog esu euforija, tiesiog Tai santykiai neįtikėtina, ne? Galima gyventi. neįtikėtina. Euforija, kai kurie sako, nu čia yra tiesiog tik 10 minučių ar ten 5 Ne, valandos. O iš tikrųjų jį gali būti visada, ne? taip. Jeigu tu tikrai supratai, gali būti visada. Ir dabar, vat, iš to, ką jūs ir jau jaučiate ir suvokėt, ką jūs galėtumėte papasakoti apie, jeigu taip galima būtų pasakyti, apie tai, ką žmonės pasakoja apie ten dievybės, tarkim, būtybės visokias ir panašiai, kaip jūs į tai žiūrėtumėte, ką jūs galėtumėte pasakyti. Ar jie yra? Gyvybė taip. Ir kur jie yra? Galit papasakot? Viskas yra aukštai. Supratau, jūs jau
pasakojat, kaip apsišvietęs žmogus, 40 metų prabuvęs šventykloje ir atitarnavus tai misijai, nu labai daug metų. Viskas yra ten. Į Trumpai Tibetą, viskas tik ten. į Tibetą nenorite nuvažiuoti, parodyti, kaip čia viskas vyksta. Gal ir nuvažiuosim. Ne gal, o gal, nu, gal taip nuvažiuosim. Nes aš galiu vieną dalyką papasakot. Mhm, Am, Man kada teko bendrauti su savo mokytoju, tai nu, jis tiesiog įdomų dalyką papasakojo taip pat. Jūs žinote tokią šalį kaip Nepalas? mhm. Ir daugiau ar mažiau žinote, kaip ten žmonės gyvena? Gal mažiau žinau šį kartą. Nepalas yra pati skurdžiškiausia šalis. Mhm. Galbūt net Tą skurdesnė žinau. negu Indija. Galiu, galiu suklysti, bet ten nu, labai skurdu. O iš Nepalo kas atėjo? Visi šventi dalykai. Ne? Ir po to, kada, vat, nu, ir kolegos, ir mano mokytojas buvo, ir kada jis ten vaikščiojo ir žiūrėjo, ne, yra šventyklos, o aplinkui yra lūšnynas, nu ten tokie vargšuoliai gyvena, kad mama mie. Ir po to, kada jis jau taip praėjo ir sako, savo, ne, aš gyvenu va ten, labai toli, o jūs čia va, šalia ranką vat patiesti, jau viską turite. Kodėl jūs taip elgiatės? Kaip jis tam savo papasakojo. Po to jis suprato, kad nei dėkingumo jie neturi, nei tam tikros pagarbos, nei nulenkimo, ne, kad vat šalia aš gyvenu, nu grubiai tariant, beveik jau tokioj vat labai kaip dabar pasakyti, iš aukštumų atėjusi tą Mhm, visą tą gyvybę, ne, kuri vat yra šalia. Aš ten gyvenu ten dar kažkur, tai ten toli labai kažkur, tai ne, atvažiuoju ir aš sugebu vertinti daugiau negu tu. Tai va, tai tiesiog toks įdomus dalykas, kaip dažniausiai ir būna, tarkim, tie žmonės, kurie kaip pavyzdys gyvena prie jūros, ne, o kiti neturi tos jūros. Ten 300, ten 2000 įvairiai būna situacijų, kilometrų mhm. ištaliamenį važiuoja ir sako, o jūra, jūra. Žmogus sako, ten, kuris gyvena, nu, kada tu buvai jūroje? Nu, kada buvai nuėjęs ir panašiai. Ai, 5 metus atgal. Mes sėdėm, sako, nu, kaip taip gali būti? Nu, čiagi neįmanoma, čiagi jūra. Suprantat, ką aš ką tik pasakiau? Mhm. Taip, Tai va čia yra lygiai tas pats fenomenas su prieimimu. Ir čia yra toks pats fenomenas, kada tu moki vertinti. Nes kada tau duotų va taip, va čia va taip, ne, kaip žmonėm Nepalė, va, imkit viskas. Ai, ne, taip. čia va. O ten atvažiuoti iš pasaulio ten kraštų, atvažiuoja ir jie vertina. Po to žiūri ir po to pasakoja, aš pamačiau, man atsiveria, dar kažkas tai, oho, po to daugelis žmonės galvoja, o, meluoja, ne, ten Mm. kaip YouTube, ten dar kažką, tai bandai pop-up. Jiem yra vienodai. Tie, kurie pamatė, jiem yra vienodai. Tai dabar supratote, ne? Jeigu nevertini, nesumoki, nepadarai, tai prie kokių rezultatų tu gali prieiti? Nei prie jokio, taip. Nei prie jokio. Jūs dabar suprantat, kodėl, tarkim, psichologai arba kiti specialistai, kurie, tarkim, paima už paslaugas, tarkim, 50 ar kiek eurų, kodėl jie niekam dar negalėjo padėti Taip, ir nepadės. Suprantat visą šitą magiją, ar nelabai? taip, taip, suprantu.
Nes aš šitą pamoką mokinausi mažiausiai 10 metų. Įsivaizduoju, 10 metų. Lygtais ir viską žinai, viską lygtais ir suprantai, viską ir taip, ir viskas kaip ir aišku, ir žmogus lygtais kaip ir sutinka, bet vis tiek nepriima. Praėjo daug tūkstančių žmonių konsultacijos, daug tūkstančių. Suprantat? Aš supratau, Taip. kad už 200 eurų tų žmogų nepadėsim. Mhm. Taip, Dėl to, suprantama. dėl to jūs dabar jau suprantat, arba jeigu galit paaiškinti tą formulę, ne, kada aš video dariau. Ir maždaug video vadinasi taip. Pigiausia vadinasi brangiausia. Kaip jūs suprantat šitą frazę? Su pigumu, nors suprantu taip, tu duodi, išmok duoti, tada tu gausi atgal trigubai. Ar aš neteisė? Priklausomai iš kokios pusės pasižiūrėti. Esmė yra tame, kad iš tikrųjų taip. Mhm. Nes šiuo metu aš kitaip nepasakysiu, čia yra tiesiog taip žmonės primokinti. Jie yra tiesiog taip primokinti. Ir gyvenime yra tik du veiksmai, jeigu taip viską apibendrinus suvieninius, ane? Mhm. Pirmas veiksmas duoti, kitas veiksmas paimti. Kitų nėra. Kaip ir gyvenimo principas yra kvėpavimo principas. Įkvėpi, duodi. Įkvėpi, atiduodi. Mhm. Ir kada aš vieną kartą buvau susitikus su tokiu Dmitrijum Trotskiu, nežinau, ar girdėjote tokį. Mhm. Taip, Jis anksčiau labai mėgdavo taip. į Palangą važiuoti savo Mhm. laiku. Mes kada su juo bendravom, tai vieną kartą jis tok pasakė vieną dalyką. Nuo to įpročio, sakau, kitaip nepavadinsiu, ne, nes žmonės šiuo metu yra, katastrofiškai primokinti, arba jie save tai primokino, nežinau, tiesiog imti, bet nieko neduoti. Mhm. Ir po to, kada mes su Trockiu bendravom, jis tiesiog tai pasakė, kad tie žmonės, kurie 50% paima, ne, ne, jo, paima ir Mhm. 100% paima ir 50% atiduoda, ne, tai pas to žmonės jau pradeda pasižymėti depresijos požymiai. Kada tas vyksta 100 pajamų ir atiduodu, tarkim, plus minus 30-25%, jau pasižymė onkologijos požymiai. Jeigu daeina iki to, kad žmogus atiduoda tik 2%, žmogų pašalina anksčiau laiko iš gyvenimo. Tai iš tikrųjų taip jau gaunasi, kad dėl įvairių priežasčių žmonės tik ima. Ir taip jau gaunasi, kad tu negali pastoviai imti, bet yra pagunda. Ten nemokamai, ten kažkaip tai, ten čiūčiut, ten šito, ne. Ir yra, man reikia imti, gi nemokamai, tai va imam, gali būti net ir gerų dalykų iš tikrųjų. Smegenys pučiasi, po to jau viskas, jau pajudėti jau negaliu. Ir žmogus sako, man jau viskas šakės. Man jau blogai. Gyventi negaliu, mėgoti negaliu.
Galvot negaliu, judėti negaliu. Ir nuo to, ką pririnko, tai tų žmonių yra didžiausia problema, nėra po to, ką duoti. Arba galbūt ir yra, bet o kaip aš galiu atiduoti, jeigu Taip, atiduosiu, aš apbidnėsiu. Ir vyksta taip, kad kaip oras, ne, kuris necirkuliuoja, arba vanduo, kuris necirkuliuoja, ne, o tarkim, paimti stiklinę, įpilti vandens į tą stiklinę ir palikti, tarkim, 2 savaitėm. Kaip Jūs manote, kas bus su tuo vandeniu? nežinau. Prarūks, išgaros, dar kažkas, Norėjau sakyti iš garos, jo. nes jis necirkuliuojasi. Tai vat kaip ir po žmonių yra gyvenime, yra lygiai taip pat. Tie, kurie ima, jie pulioja viduje. Turi duoti. Prisimenat iš savo istorijų tai, ką aš dabar ką tik papasakojau? Mhm, taip prisimenu. Čia yra gyvenimo, yra esmė, nes, kiek aš sakau, gilinausi ir žiūrėjau. Yra labai toks paprastas ir labai lengvas toks filosofinis klausimas. Vaikiškas, apskritai vaikiškas, bet iki šiol žmonės normaliai negali niekaip atsakyti. Klausimas vadinasi, ką reiškia judėjimas. Ir žmonės kol kas normaliai negali atsakyti. O judėjimas tai čia ir yra, kada tu per gyvenimo ciklus eini, tu atiduodi būtent tiek, kiek reikia atiduoti tam tikram taške, tam tikroj būsenai. Ir tokiu būdu tu jau įtrauktas į gyvenimo tą cirkuliaciją. Begalybės gyvenimo cirkuliaciją. Jeigu tu kada nors, arba jeigu kažkas tai tave nepagrobs, neįkiši mintį kažkokią ten, nežinau, kokią tau tikrai nenaudinga, nuo kol tu nesustosi. Ir kada tu sustosi, tai prasideda jau žinote, kas prasideda. Jo, Prasideda labai negeri dalykai. Tai va, taip, judėjimas ir yra būtent tai, būti ten, kur reikia, atiduoti tą, ką reikia ir, galima sakyti, ir daryti tai, ką reikia. Ne daugiau ir ne mažiau. Ir kol tu cirkuliuoji viso šitose supratau. dalykuose, tokie žmonės gali justi tai, ką jūs dabar jaučiat. Ir tokių yra. Nedaug, bet yra. Žmonių yra problema, kad jie nemoka duoti. Jo. Tarkim, kada Imam jūs daug, o duoti nemokam. Taip, nemokat, neišeina gaila, o taip vėliau, taip, nes žmonės galvoja, kad čia yra mano. Nu, ką tu čia man pasakoji? Tu apskritai čia atėjai, tu jau iš principo nieko neturėjai, tik patį save. taip, taip. Nes žmogus vienas ateina, vienas išeina. Bet po to atsiranda labai negeri tokios mintis, kad čia yra mano. Kas čia yra tavo? Nu, mano namas, Nieko. tarkim, Taip, mano sutuoktinis, mano vaikai, mano. Ar tikrai? nieko Taip, nėra tikrai mūsų. jo. Taip, tikrai. Nu, okay. Tada, tada aš manau, kad tu apsiprastom, tau mes įvarysime, ką įvarysim. Migrenį įvarysim. O būsi su didžiausiam galvos skausmais. Tu žmogus vaikšto. Gi buvo normaliai. Kodėl man taip galvos skauda? A, kodėl? Kodėl galva man skauda? Daktarai, padėkite man. Anksčiau gi Jo, to jo. nebuvo. Nežinau. Taip, Davai diagramas. Davai tyrimus daryti. taip. Ok? Žmogus vaikšto jau 3 metus. Po to žiūri, dar apart galvos
skaudėjimo, dar nežinau, kas ten gali būti, tarkim, koja nevaikšto, paralyžius, viskas, susikausto kūnas. Tai tu man kažkaip čia padėsi, jo, tikrai, jo, mes čia žiūrim, analizuojam, tikrai padėsime, viskas eina pagal eina. Taip, taip. Ar tikrai? Ir po to žmogus vaikšto. Vat jeigu žmogui pasiseks, kaip savo laiku Niutonui, kur jis ten sėdėjo, galvojo, analizavo, taip. Op, gal obuolys ant galvos hoba. O, va taip kaip, supratau, kaip čia dėsnį. Aha, okei, supratau. Ir dabar mes visi pagal tos dėsnius gyvenam. Taip. A jeigu obuolys nenukris, tai tau gali nepasisekti. Nemokame žmonės duoti. Ir čia mūsų nieko nėra, nieko absoliučiai. Sunki filosofija, ne? Labai. Akademijos lygis. Kabutėse, Suprast net kabutėse, neįmanoma. kabutėse. Taip. Kiti ateina, aiškina, sako, tyrimus daro, ten analizuoja. Tarkim, kaip šitie sociologai. Sėdi, analizuoja, numenčia gandų. Mes nesuprantam, kodėl skyrybų procentas kuo toliau tik didėjo. Vat mes kažkaip niekur negalim suprast, kodėl taip yra. Ir kažkaip, vat ką reikia daryti? Centrai dirba, aukščiausių lygių. Mes nesuprantam. Jo. Sunkus mokslas, Ruslanai. Ant tiek, kad net neįmanoma. Nes aš savo laiku, kada skaičiau atitinkamą literatūrą, aš niekaip negalėjau suprasti vieno paprasto dalyko. Labai paprasto dalyko. Lygtais parašyta, juoda balta. Ten parašyta, kad visi centrai, akademikus, ten, tarkim, ten lygiai, ten tarptautiniai, ten, kur dirba, tarkim, net milijonas žmonių, jų darbas nieko vertas ir, tarkim, tam tikras vienas žmogus jau senai viską žino, ką jie ten daro, ką jie nori padaryti ir prie kokio rezultato jie nori prieiti. Kitaip tariant, yra tokia būsena, aš manau, jūs jau patyrėte šitą būseną, kada tu esi čia ir kada tu esi čia, tu esi visur. Taip, taip. 100% taip. Ir visa tai, kas gali įvykti, visa tai, kad tu gali net pagalvoti, formulė yra tokia, kad tai arba vyko, arba vyksta, arba dar gali įvykti. Bet iš esmės jau visa tai jau yra. Ir sutinkai su maliu, ar kaip ir viskas normaliai. Viskas gerai. Aišku. Tai va. Nenoriu ten stipriai suktis, nes tie žmonės, kurie yra patyrę, ten po to yra kiti sluoksniai, ten galima dar kitaip parodyti, kaip viskas yra. Mhm. Bet kol kas paliekam taip. Biškiai taip parodžiau, papasakojau. Ir dabar esminis dalykas, o tarkim, jeigu jūs kada nors, tarkim, ten po metų, po 2, po 5 ir, tarkim, žiūrėsit šitą video, ką jūs savo galėsite jau dabar į ateitį pasakyti ir jokių būdų nepamiršti, kad jau viskas, čia jau būtų atrama, kad jau viskas. Ar tu, Vilma, davai, supratai, ką jūs galėtume dabar pasakyti savo? Nepamiršk savęs. Man tas labai buvo aktualu.
Ir jums su tuo pasakymu viskas aišku, ne? Man viskas aišku, ką aš toliau turiu daryti ir kaip eiti. Ir kokie yra veiksniai, viskas man aišku. Čia yra pagrindinis mano dalykas. Nepamiršk savęs. Mhm. Ir tas Nes aš aš turi ką daryti? kaip Ir tas aš ką jis turi daryti? gyventi. Gyventi, nes tu tik dabar pradėjai gyventi. Tu dabar turi gyventi. Atsipalaiduoti, nekontroliuoti, eiti į priekį, gyventi. Supratau. Kažkaip viskas pas jūs ant tai viskas paprasta, net paprasčiau negu pas mane. Taip. Ir visiems rekomenduoju tikrai kreipkitės, jeigu netrandat savęs, kreipkitės pas Ruslaną, tikrai 100% vaistai. Ir labai dėkoju, kad jūs esat su didžiulė pagarba. Ačiū Jums už didžiausią pasitikėjimą. Jūs save atrinkot, aš kitaip nepavadinsiu. Jūsgi tikrai, manau, nežinau, ar jūs tik dabar galėsit neprisiminti. Jūs jau sakėte kažkada, tai gal labai labai senai. Mano gimtadienis kažkas tai bus, man, ot Taip, kažką, ot, buvo taip, sakėte taip, kažką. taip, 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 taip. Bet sakėte, kad ne dabar, po kokių 30 metų tas įvyks, ne? Visada taip, taip, nereikia, ai, nu kam, nu čia nereik, čia, ai, Reikia čia biškai pakentėti, ne? pamirškime, čia būtinybė, nebūtinybė, nu kam. Čia kvaila. Nu tai va, Lab, tai jums reikėjo laiko, tai va, aš manau visada taip, nes žmonės patys save atrenka. Kaip ir pas mane įvyko savi niuansai, aš taip pat to patikėti negalėjau. Man kada parodė, aš sėdžiu ir sakau, nu jo, o čia yra ramiau. Ar nejaugi tai viskas yra, kaip aš savo sukiau galvą. jo. Kad aš taip žiūriu ir galvoju, tai galėjau ir nesukti. Kam? O čia per savaitę pakšt ir galva atsisuko, ne? Nu, o tiek metų reikėjo. Panašiai. Ir dabar paskutinis dalykas, tiesiog, vat, jeigu viskas tvarkoj, norėčiau tiesiog vat, paklausti jūs, ar supratot, kokia yra mamos galia. Supratau. Didžiulė, neapsakoma, begalinė. Ir dabar suprantat, kad jeigu pas mamą galva yra nesustatyta, 100% kenties vaikai. Čia yra garantuotai. Pirma turi susitvarkyti mamos galvą, išsivalyti šiukšlės ir tada viskas bus kaip reikiant. Kaip jūs manote, kodėl ne vyrai? Nes, nu, žodis jau mama daug ką pasako, nes mama pagimdė mamą. E, mes esam, nu, mamos. Bet kodėl, tarkim, Neatsakiau aš šitą tėvas šiuo klausimą. atveju visiškai jis čia kažkaip tai, nu, nelabai. Nes mamos nešiojo 9 mėnesius. Nu, jūs taip galvojate. Nu, čia su laiku jūs suprasite. Suprasim. Jeigu trumpai gaunasi Kaip taip, ir kad moteriška pusė, jie atsakinga tik už du dalykus. Tai yra santykiai ir sveikata. Šitus du dalykus. Čia yra jų dedamoji dalis, jie tai tą dalyką tvarko. dabar supratau. O Ir vyrai joks yra vyras nesutvarkys. Pas jį yra kitos užduotis. pinigai ir dvasia. Panašiai. Pas jį yra pinigai ir pašaukimas. Jis tik šitus dalykus tvarko. Jokia moteris šitus dalykus gyvenime nesusitvarkys. Stipru, ne? Labai.
Tai va, šitą ir norėjau. Tai kągi, sveikinu Jūs su gimtadieniu, praėjusio kaip savaitę laiko. Jeigu kai kada žmonėms sakau, kad galėsite net diplomą išrašyti, pakabinti, saliutą padaryti, kad pasąmonė suvoktų, kad čia jau viskas, jau šventė, o ne Taip, šventukė tokia, ne? taip, Visi ferverkus didžiulė. deginat, sproginat, viskas. Sprogdinam, viską darėm. Dainavote, tarkim, ne? Dainavom. Papuošėte, parašėte, kad šiandien ant Karūną. didelės sienos, kad šiandien mano įvyko gimtadienis, aš gimiau, man dabar gerai, kad tas prisiminimas liktų visam Taip, likusiam gyvenimui. Tai va, labai super. graži diena buvo. Taip. Diplomą savo išrašėte. Dar ne, bet Galėsite išsirašysiu. išrašyti, aš jums rimtai sakau. Mhm. Tai sveikinu Jūs atėjus į gyvųjų pasaulį, kaifuokite, būtinai niekada gyvenime nepamirškite dėkingumo ir pagarbos. Ir jeigu jūsite tai kiekvieną dieną, viskas pas Jūs gyvenime bus. Vat. Taip. Ir linkiu Jums sėkmės šitų kelių. Dabar Jūs kada atradot kūrėją viduje, beje, aš apie tai knygą dabar jau rašau, Mhm. kada atradot kūrėją viduje, pradėkite kurti ir mėgauti savo kūriniais. Labai labai dėkoju. Labai dėkoju už viską. Kad jūs esat. Nu, kaip aš jau sakiau, ačiū už pasitikėjimą. Aš taip pat turiu mėgauti savo šedevrais, man taip pat yra įdomu. Taip. Labai Kaip padėjot. čia toks darbas, čia yra mano prerogatyva ir čia yra mano kaifo zona. Nes aš kaip prisimenu, verslininką vieną kartą paklausė, ką tau duoda apskritai gyvenimo džiaugsmo, malonumo. Jis tiesiog atsakė, mano vaikščianti šedevrai. Pas mane lygiai taip pat. Čia yra mano, nu čia yra kaip pašaukimas. Tiesiog aš taip pat ganėtinai ilgai ėjau, galbūt mažiau negu jūs, bet taip pat reikėjo praeiti, tai dabar sveikinu jūs papuolusi į vampyrų klaną. Tokių išprotėjusių žmonių, kurie sako, kad tu nieko nežinai ir man čia jau neaiškink, aš jau viską, aš jau pasaulį pamačiau, tiesą aš pamačiau, kaip atrodo šviesa, aš pamačiau ir man čia nieko nekiška, aš jau, jeigu nori, aš tau galiu paaiškinti, jeigu tu man kažkaip labai žiauriai įdėsi, ne? Ir viskas. Saugokit šitą jausmą, neatiduokit jie, jos kitus ir viskas. Ir bus taip, kaip jūs dabar norėsit. Labai dėkoju už Kaifuokite. viską. Jūs Už gyvenimą. užtarnavot, jūs atėjote iki to lygio. Jo. Labai džiaugu. Tai va. Ačiū Jums ir ačiū visiems tiem, kurie dažiūrėjo iki šitos minutės. Tikiuosi, Jums buvo naudinga, vertinga. Ir galbūt su kai kuriais mes susimatysim ateiti. Ačiū, kad žiūrėjote, ačiū, kad atėjote Ačiū vėl jums. papasakojot, išdrysot. Ir dabar jūs jau turite jau pirmą blyną, kad interviu duoti, papasakoti ir viešai pasisakyti. Gi ne taipgi baisu. Ne, Net galima net ir malonumą gauti, įsivaizduojat? taip. Kaip Galima ir priprasti. koks gyvenimas ant kiek yra sunkus, Jo, ne? galima ir priprasti prie to. Tai Juokauju. va, ir dėliokite, ir rodykite, ir čia bus jūsų galimybės. Ačiū Tokiai, jums ačiū labai. Jums ir Ir iki. Iki.